jums žinoma neleisi. Nepasuotinami, bet nenusipenėjai. Sveiki, sveiki, bičiuliai brangus. Toliau tęsiam ūkininkavimo kelionę iš Žemaitijos kaimą. Vykst žemės arimo darba. Prieš tai žemė buvau išlyginis, išfrazavęs čia, smūlį sustumdęs. Nu ir dabar arojau treti popietį. Treti deinu, nubeitų pradedu ir iki sutamų varau. Einam parodys, končias padervis iš arčiau. Taigi, vis ariu per dieną, visą dieną. Ariu. Bet jau gals matos jau. Kiek vas išaris. Nu ko. Sakyčiau, sunkia, bet po biškį judam į priekį. Turiu čia tokį gerą kaimyną, brolį, katras mum padovanoja molį. O čia aiškiai matos. Ir deja nepavyko ton molį pakeisti. Per daug ano čia buvo. Pakeisti nepavyko po žemį išversti jaudžiami. Nu, niek nepadarysi. Ką pjevy, čia gal reikės pasidaryti įvažiavimą. O šiaip tai vaizdėlis visai nieka. Pavezėkiam, kiek čia giliai šariau. Gal čia uždėti man dabar, gal taip kažką po. Taip, pamatuokim. O, 32 cm. Nu, te paėmus nebloga, bet kad paslėptų molį reikėjo išarti 40. Oi, su tas kaimynas kabun. Nu, niek nepadarysi. Dėl to dabar tenka arti, per ton molį labai sunkiai. Varom toliau. Pagavau šaknį. Kai nėra pavyks ištraukti. Ne, nu niek išversia mano su plūgu. Kas galėjai pagalvoti? Niks net nežinot jūs. Ką atrodė čia ta dirva prieš metus. Čia buvau žolė, nepjauta, nežinau, 10 metų turbūt. Velieną storiausia, šabakštyną, krūmyną. Žemė ir augs ekologiškas daržovės. Gerai, reik bandyti čia išversti tam šaknį. Vo kokį šaknis auga čia. Beveik mano ūgiaus. Metrus. O koks manai metrus 76 atrodo. O toks šaknis čia. Anu, čia buvo daug. Molis. Šitas molis man ne brolis. Nežinau. Su tokiu moliu gal reik pradėti kokius bliūdus lipdyti. Toks hobis gal būtų čia. Bet kad aš nemoku. Tik to. Geriau dirbti žemį, ūkininkauti.
Taigi, nu, o čia jau gražėja. Čia jau žemelė yra aukso vertės. Išvertėm. Va, akivaizdus skirtums. Čia yra ant viršos molis. Čia buvo pelkė to veito. Pelkins, jeigu pamenat, kada važiavau su traktoriu. Čia buksavo netgi rata. Ir čia privežiau ton molį. Iš ten nuėmiau kažkur 20 cm ir čia suvežiau. Ir va dabar vaizdėlis čia ir toks. Va. Labai gera matos. Čia parodysiu, jeigu jas suprasti. Va šitą. Čia yra va to veito. Ta atkarpelė yra molis. O ten jau ir jaudžemis. Čia va. Tas jaudžemis dabar išverta į paviršių. O matos aiškiai. Čia ir tas jaudžemis. Išfrazuosiam, suporensiam. Čia bus žemelė aukso vertės. Pamatysit. Dirbam toliau. Tik baleka. Jau nusibodo iki gyvo kaulo. Reik greičiau pabaigti. Ir imtis kitų darbų. Pagaliau. Žemės arimo estafetės finišus pasiekti. Kad pusdienį iki vėlyvų vakarą. Aišku, būtų galima buvę ir per 2 dienas, jeigu norėtų iki vakarą arti. Bet kad rytas važiavau darbuotis kitus darbus dar. Technikas darbus, plytelis klijuoju, puodis restauruoju. Negalo plėsti tų darbų, nes pajamų tai rek. Kol kas žemės ūkis dar pajamų neneš, vien tik išlaids. Ir mažas išlaids. Tas, kas nedirb, tas nežaida. Nu, bet tikamės, kad tos išlaids pasiteisins ir įdėts darbs. Neš džiaugsmą jums, brangūs bičiuliai.